Sveiki, aš esu Aleksandras Nemunaitis, ačiū, kad žiūrite šį YouTube kanalą. Šiandien aš jums pažadu tikrai įdomią ir karštą diskusiją. Turime svečiuose Energesman vadovą Algirdą Blazgį. Sveiki, Algirdai. Sveiki. Iš karto reikia turbūt paaiškinti, kadangi aš esu ir savivaldybės tarybos narys, žmogus, kuris ir šiaip ir turėtų prižiūrėti tam tikrą prasme ir tą atliekų krizę. Aš pasikviečiau poną Algirdą, aš lygiai taip pat bandžiau pasikviesti ir poną Švaikauską, VATS vadovą. Dovanokit, meras Benkunskas, pas mus yra statusas toks, kad mes net nesisveikinam, dėl to gal šito dalyko negaliu, bet tikrai bandau padaryti situaciją, kai mes galime išgirsti visas pusės, vad ko aš pasigendu, aš matau iš tikrųjų dažnai perspausdintus pranešimus spaudai, vienos arba kitokios institucijos, jūsų Algirdą aš dažniausiai matau tik atsimušinėjimus, galbūt ir dėl to norėtųsi išgirsti jūsų pusę, šiek tiek platesnį kontekstą, kad jis nebūtų iškirptas, pažadu leisti pasisakyti ir paaiškinti situaciją, kaip matote jūs, nes jinai tikrai yra nevienareikšmiška. Ir netgi šitą situaciją, kad Vilniaus meras praktiškai savaitę tylėjo ir neišėjo su kažkokiu jokių komunikatų, tas man kelia nuostabą. Tai bet pradėkim nuo to, kad darykim prielaidą, kad žmonės nežinotų, kas čia įvyko, tai papasakokit, kas įvyko, kaip jūs matote šitą situaciją. Tai šiuo metu turim, aš sakyčiau, dabar jau turim krizę su atliekų tvarkymu ir atliekų kiekiais. Prieš tai mes ją turėjom tokią dar menamą valdomą, bet ją mes toliau labai eskalavome. Ir nesėmėm jokių praktinių sprendimų, nes, kaip bebūtų, ir turbūt tie mūsų tokie tik atsimušinėjimai toje viešoje erdvėje ir komunikacijoje yra tik tai dėl to, kad tas sąlygas vis tiek reikia tvarkyti kiekvieną dieną. Ir negali visą laiką skirti dėmesio, tik tai vaikščioti į studijas, kaip gerbiamas Švaikauskas daro, ir komunikuoti kažką tokio. Mums tas sąlygas reikia tvarkyti, nes Vilniečiai, Vilniaus regiono gyventojai visi kiekvieną dieną vartoja. Vartojant, jie generuoja atliekas, o jas kažkur reikia padėti. Ir dabar šiuo metu tiesiog mūsų gamyklos operuojama teritorija, kurioje 27 metais kilo gaisras. 25 pernai balandį. Jo, pernai balandžio 27 dieną, dėl to čia man susimaišė tas kilo gaisras. Ko pasiekoje iš karto turbūt gegužės 22 dieną tų pačių metų mes net pateikėm VATSui pasiūlymą, ką darom toliau, kaip siūlom spręsti tą, galime statyti gamyklą į buvusią tą, nes čia turbūt jūsų irgi, Aleksandrai, būdavo ta komunikacija, kad kur ta žala, kokia ta žala jinai. Aš kadangi esu dar ir kontrolės komiteto, aš tikrai norėjau, kad būtų įvardinta ta žala. Man atrodo, yra labai natūralus klausimas, kad tuoj prieisim dar prie to draudimo būtino ir taip toliau, kad padaryta žala jūs naudot savivaldybės įrangą. Tai tuomet, kad iš jūs vyktų kažkokios darybos, tai yra normaliam pasaulyje, pasakoma, kad, sudegė visa. Minus 10 milijonų, pavyzdžiui, už 10 milijonų buvo pirkta, maždaug 10 milijonų pirkta. Apie ką mes šnekam? To tikrai aš bandžiau išsireikalauti ir aš tikrai buvau didelis skeptikas ir vis dar turbūt esu. Tavasme, jūsų įmonės, ar nebuvo kažkokios protekcijos? Tai taip yra, tą noriu ir deklaruoti. Protekcijos nebuvo, tikrai mūsų įmonė dirba, aš dirbu įmonėje nuo 2019 metų. Įmonė dirba, iš tikrųjų, 2013 metais buvo tas konkursas dėl gamyklos statymo ir operavimo ir gamyklo operuot buvo pradėta 2016 metų gegužės 2 dieną. 20 metų yra sutartis. Tai tos protekcijos, žinokit, iš tikrųjų jos iš vis nebuvo. Įmonė tikrai niekad nebuvo jokių indeksacijų taikomų, nesvarbu, kas darėsi aplinkui. Įmonė visą laiką dirbo labai ant ribos, dažniausiai minuse ir panašiai. Ir ataskaitos rodo kitaip finansinės. Tai paskutinių metų. Galbūt 13 metais nesidomėjau šiomis. Aš jums galiu pasakyti dar ir taip, kad 24 metais, 25 metais mes dar negalėjom dalyvauti europinėse paramose, nes buvom su sunkumai susidurinti įmonė. Tai reiškia, mes dar nebuvom išplaukę iš tų senų laikų ir iš tikrųjų labai stipriai palėtė mus ir ta pati energetikos krizė, kadangi gamykloje tikrai daug elektros buvo sunaudojama, tai 100-tūkstantinės sąskaitos per kiekvieną mėnesį ir tų tikrai trūko. Bet kažkaip vis susirasdavom tą būdą, vienaip, kitaip, čia šiek tiek, tada irgi pažadėjom, kad sakom, žiūrėkit, mes darysim efektyviau, mes duosim naudų miestui. Ir iš tikrųjų šiuo metu, aš sakau, irgi ten tos skaičius mes galim irgi žaisti, pykti, operuoti. Mūsų įmonė vien dėl to, kad operuoja taip, kaip mes operuojam, arba operavom iki gaisro, galime sakyti, taip, miestui taupydavom regionui apie 20-23 milijonus eurų. Kaip jūs to skaičiuojat, kaip jūs taupydavot, jeigu išrašot sąskaitą? Sąskaitą išrašom, kokio dydžio sąskaitą išrašom ir ką už tos pinigus padarom. Tai pirmiausia kad mūsų sąskaita dabar jau yra už vieną atliekų tonos sutvarkymą, mes gauname, reiškia, 53,81 eurus.
Kitokie Už perrūšiavimą, ane? Tie, kas... Tai atvažiavo atliekos pro vartus pas mūsų gamyklą. Taip. Ir va tiek mes pinigų gavom. O toliau... Tie, kas nesupranta atliekų verslo, tai tiesiog reikia suprasti, kad vat, visą tai, kai jūs metate į konteinerį, taip, aišku, ten stiklas, kartonas tai yra atskirai, bet va, tos mišrios atliekos keliauja pas jūs, Taip. Jūs turėjot liniją, vis dar turit, bet taip. Apgadinta po gaisro, kurioje išrūšiuoja tas šiukšles ir paskui dalis keliauja kaip kūras į kogeneraciniai jėgainiai. Taip. Irgi čia, tarp kitko, atskiras klausimas galėsit paaiškinti, išsiplėsti, nes daug kas supranta, kad tai yra tiesiog deginama ir mes šiukšlinam į orą. Bet gal tai yra tiesiog kūras. Tai yra vienas dalykas. Kitus jūs keliaujat jau perdirbtą, maisto atliekas stengiantis išimti kuo daugiau, keliauja į sąvartynus. Iš dalies taip, iš dalies ne. Šiek tiek dar patikslinsiu. Tos atliekos atvažiuoja pas mus, keliauja per mūsų rūšiavimo liniją, jos yra išrūšiuojamas, pirmiausia yra atskiriamos visos antrinės. Tos atliekos, kurias galima dar panaudoti antrą kartą. Plastikai, popierius, stiklas, metalai, kuriuos dar galima perdirbti, kad kuo mažiau nukeliautų toliau. Sekančiame etape iš tikrųjų atskiriama yra visa ta biologinė dalis. Bet kuri keliaudavo tada, ir keliauja ir dabar pašoliai į biologinio apdorojimo tunelius, kur yra uždaroma didelės tokios patalpos, kurios ir per gaisrą nukentėjo, veikia toliau viskas ir ten yra suardama ta visa biologija. Turint tinkamai laiko ir tinkamą atliekų kiekį, ne dabartinėje situacijoje, tas atliekos yra, ta biologija suskaidoma taip, nes kvapas visas, kuris ar kazokiškas, ar kažkur, tai čia yra biologija. Pats plastikas iš savęs tokių kvapų. Nesmirda, liaudiškai irgi aš kartais mėgstu pagalėti, ne, smirda neperdirbti, jeigu mes neatsargiai išmetam maisto likučius, jie ir skleidžia kvapą. Taip, visa biologija, žolės, ten oboliai, o tų daug. Dar prie šito irgi pasitengsiu grįžti, kad jūs turėjote dar ir tokį papildomą verslą, lygtais ten norėjot su to maisto atliekom kažką daryti. Čia normalus galbūt net buvo, tai yra jūsų verslo dalis, bet grįžkim prie šito dalyko. Tikrai gaisras įvyko pernai. Aš irgi galvoju, kad iš esmės jūs beveik nerūšiuojat. Ar rūšiuojat ar nerūšiuojat? Rūšiuojam. Aš dabar skaičiu irgi pačių šviežiausių. Aš tikrai norėjau pasiruošti, ne viską suspėjau tą dar pasidaryti, nes to laiko yra taip. Bet praeitais metais mes turbūt atrūšiavom dar ir net po gaisro sudegė, jeigu žiūrint visą metų kiekį, turbūt tiek pat, kiek visi likę Lietuvos MVA renginiai. Tai net ir sudegė. O iki tol, skaičiai, čia statistika, žinokit, yra. Iki tol mes rūšiuodavom, jeigu atgaudavo grubiai 20 000 tonų kažkokių tai tinkamų perdirbti medžiagų. Per mėnesį? Per metus. 20 000. Čia yra, 20 000 tonų. Ten irgi yra niuansai, nes matot, atrinkti gali labai daug. Daug skirtingų spalvų frakcijų mūsų įranga, galėjom pampersus visus išrinkti ir kurie yra raudonos spalvos. Klausimas yra, ką su tuo toliau padaryti. Ir jeigu nėra perdirbimui sukurta infrastruktūra, nėra poreikio, tai tiesiog neturi kur padėti. Girdėjau šitą ir iš esmės pritariu, kad, jūs jau pakankamai seniai signalizavot, kad, kad perdirbam ir kas toliau. Nėra kas, reiškia, pas mus neveikia ir kitos grandys, kurios turėtų vykti, jeigu tai madingas tas žodis žiedinė ekonomika, kažkas perrušė, kas to darim, kažkas turėjo supirkinėti, galvot kaip naudot. Bet grįžtant prie šito, kaip jūs manote, po jūsų gaisro, kiek sumažėjo pajėgumai perdirbimo? Perdirbimo nesumažėjo, pajėgumai jie kiek buvo Lietuvoje, sumažėjo tik tai mūsų perdirbimo pajėgumas, ką mes buvom irgi savo įmonės lėšomis investavę į tą stiklo atskirimo liniją, kur buvo tikrai didžiulė investicija daryta mūsų įmonės į pačią gamyklą ir tais renginiais prie operavimo sutarties. Tai kadangi mes nustojom atrinkinėti visas stiklo duženas, nes prieš gaisrą mes jau buvom susidėję tą liniją, kuri net jeigu ir sudužo stiklas, bet jis yra didesnis už 1 centimetrą dydžio, mes jį pagausim, kad jis nenukeliautų į sąvartyną. Ar nenukeliautų į deginimą ar kažkur tai kitur. Tai buvo padarytos linijos, kurios tą visą iš biologinės tos dalies, išdžiovintos, dar išgaudydavo tos stiklo gabaliukus. Ir kadangi jų perdirbimo poreikis Lietuvoje mažokas, užsienio buvo problemų išvežioti, tai mes buvom pasidarę tokią plytų gamybos liniją, į kurią tas stiklas, nes stiklas iš principo yra silikatas, tai kaip yra silikatinės plytos, smėlis, tai jeigu jį tinkamai apdirbi sumalį, su betonu ir kitais priedais gali pagaminti plytas. Šiek tiek sunkesnės yra negu standartinės. Jis tiesiog ne tai, kad pagaminti plytas irgi reikia paviršius, tiesiog jis gali įeiti į sudėtį. Kaip iš dalies gali įeiti ir ten niekas nepastebės, kokybė nuo to nepasikeičia. Tai visgi jūs teigiate, kad net ir po gaisro iš esmės jūs... Iš esmės mes rūšiuojam. Tie patys žmonės stovi, tas pačias funkcijas daro. Bet gal labiau rankom dirba? Dabar dirba tik rankom. Tai automatiniai renginiai liko, jeigu prieš tai iš automatinio, bet tas rūšiavimas ir pas mus jis buvo tiek rankinis, tiek automatinis. Rankinis rūšiavimas būdavo, kur žmonės rankomis nurenka kažkokias atliekas. Tas automatinis vadinamasis, tai yra metalams išrinkti specialūs renginiai, tiek spalvotiems, tiek nespalvotiems. Ir popierių, plastikų, tekstiliai, tie vadinami optiniai separatoriai. Optinių separatorių nebeliko gamykloje, po gaisro jie sudegė visi.
Bet liko visas rankinis rūšiavimas ir liko metalo atskirimas. Tai mes po šioliai atskiriam metalus, išrenkam popierių, 2 rūšių plastiką dabar pasirenkam, nu vėl, tai ko rinkai reikia. Tai dovanokit, aš vis tiek, kadangi, bet iš tikrųjų, nesame kažkokie draugai, aš norėčiau, tai gerai, tai, jūs teigiate, kad iš esmės toliau rūšiuojat. Aš galvojau kitaip, bet, jūs mane bandote įtikinti, kad neturiu pagrindo, aš nedirbu šitame sektoriu, bet iš šono, iš savivaldybės, kaip tarybos narys, man atrodė, kad ne. Jūs dabar teigiat, kad taip. Kokios priežastys buvo, kad visgi dabar jūs bando visgi, dar nesustabdyta veikla, bet kas įvyko praktiškai prieš savaitę penktadienį, kad jūs kaltina to, kad jūs nedirbat, nedirbat tinkamai. Jeigu atvirai, čia buvo didžiulis šokas, nes kai mes pateikėm po gaisro iškart siūlymus, ar atstatom tą gamyklą, dabar tada grįžkim jau į tą pradžią. Aš irgi mielai grįšiu, taip, nes čia mano tema ten, kur aš visgi suprantu. Žiūrėkit, tai buvo pateikta, mes iškart Vatsui pasiūlėm, taip, žiūrėkit, galime atstatyti gamyklą tokią, kokia buvo. Į tuos senus įrenginius, visi gamintojai, kurie buvo patiekę įrenginius, surado tuos pačius įrenginius, tų pačių metų, tuos pačius modelius, bet nes jie jau buvo supirkinėjami kaip seni. Vykdavo jų pakeitimas, sako, mes jums galim juos pristatyti. Va čia dabar nereikia nieko laukti. Mes dabar sakom, žiūrėkit, žala įrangai, kurios dabar mes paimam ir atperkam tą pačią įrangą, kuri buvo, yra 2 milijonai eurų. Ne 10 ten. Man šitoje tai paaiškinkit, nes čia iš tikrųjų, aš įsivaizdavau, kad ta įranga savivaldybė, kai pirko dar prieš 10 metų, jinai kainavo 10 milijonų eurų. Jūs dabar sakot, kad dabar, tai reiškia vis tiek prabėga laikas, jūs pasiruošęs nupirkti už 5 kartus pigiau. Ko aš nepagaunu, ko aš nematau? Mes būtume pirkę ne naują įrangą, tokią pačią dėvėtą, atidirbusią, tai čia, žinot, kaip ir, galbūt girdžiu, tai reiškia, taip, gerai, girdžiu. Telefonas, labai geras pavyzdys. Nokia 1610 seniau kainavo kosmoso pinigų. Dabar jau turbūt kaip antikvariatas jis kainuotų daug, ne? Jis būtų sunkiau nusipirkti, bet praėjus 10 metų, jisai nebevertas tų pinigų. Girdžiu, tai jūs tiesiog siūlėt atpirkti, tokio pat senumo įrangą. Ne naują, tokio pat senumo. Taip, tokia pačia, 2 milijonai čia buvo jūsų vertinimai, ekspertų vertinimas, ar sutapo su VATS vertinimu? Mūsų vertinimu iš tikrųjų, tai mes dar būtume, vis tiek, kaip privatus verslas, nereikia jokių viešų pirkimų, viską darom, greičiau, operatyviau, mes iš pradžio buvome įsivertinę 1,4 milijono. Turėjot kur pirkti, taip, reikėtų. Taip, gerai, dėkui. Su tais visais mes buvom tikrai ir turim ir komercinius pasiūlymus jau atsiųstus ir viską. Patikėm tą pasiūlymą, Vatsui kategoriškai nesutiko. Turbūt kaip jūsų irgi ten mokėta. Aš jums paaiškinsiu, kodėl. Ne dėl to, nes aš iš vis informacijos neturėjau. Man šitoje vietoje labiausiai stebina, tikrai turėjau girdėti ir mano viešą komunikaciją. Nei jūs, nei Vatsas, nei kas nors iš savivaldybės man tokio paprasto atsakymo nedavė. Ir aš tikrai buvau įsitikinęs, kad mes kalbam apie sumą netoli 10 milijonų eurų ir aš bandžiau tos sumos metus laiko išsireikalauti. Dabar girdžiu jūsų, kad jūs turėjote iš kur nupirkti, tiesiog pasiūlai ir Vatsas. Ir Vatsas svarstė, ką darom. Nes šiaip nelogiška būtų. Ir tikrai šitam Vatso sprendimui pritariu, kad nelogiška buvo atpirkti, nes apskritai tos gamyklos, kai buvo statytos, tais laikais apskritai Lietuvoje mažai kas turėjo supratimo, ką daryti su tom mišriom komunaliniam atliekom. Atėjo užsienio kompanija, sako, žiūrėkit, pastatysim taip ir bus Netgi dabar dėl nevienodos infrastruktūros, konteinerių, visko to, aš sakyčiau taip, netgi tokia gamykla, kokia tinka Vilniui, ne tik 100% Kaunui arba Utenai. Kodėl? Tiesiog sakau, atliekų surinkimo infrastruktūra ir žmonių įpročiai. Kas žmonių? Ką meta į atliekas? Tas jūs norite pasakyti, kad Vilnius ir Kaunas skiriasi pagal savo elgseną, ką mes metam į atliekas? Žiūrėkit, mes netgi iš mišrių atliekų konteinerių, kai mes dar irgi prieš gaisrą buvom pasileidę dirbtinį intelektą, kuris jau stebėjo tas važiuojančias atliekas, tai mes netgi matydavom, kad Vilniaus rajonai skiriasi pagal savo įpročius. Ką vartoja, ta prasme, kokie tai vyrauja, ar produktai, maisto, gėrimai, pakuotės, kas daugiau perkas elektroniniai prekyboje, kas į parduotuvės vaikšto, nes tai viskas sukuria skirtingas atliekas. Ir tokio, labai, labai universalaus, kad užsimerkiau, bet ką paleidau, tai yra vienas būdas, tai pastačiau kilometro liniją konvejerį ir 1000 žmonių. Tai jie viską išrūšiuos, nesvarbu, kas ten bus. Kiekvienas pagal tą savo, kas gali būti įmesta. Įrenginių tokių labai universalių tais laikais nebuvo. Ir mūsų ta mintis buvo, kad dabar žiūrėkit, dabar jau mes supratom, nes tikrai su tom atliekom pradirbom daug, išbandėm visokių variantų, tą patį, SRF-ą, Akmenę pradėjom ten vienintelį, pirmieji ir vieninteliai Lietuvoje, kurie turim sertifikuotą tą kuro pažymėjimą ir viską. Ir sakom, žiūrėkit, mes žinom, mes galim pasiūlyti jums idėją, kaip susitvarkyti ir turėti tikrai žiauriai gerą gamyklą.
Sakom, tai kainuos brangiau ir dabar klausimas, kas už tai mokės. Ir turbūt, aš nežinau, mes tai tos komunikacijos nelabai norėjom, nes irgi mes nesupratom, kas toliau bus. Nu, nes čia... Ir aš prisipažinsiu, aš irgi nesupratau. Ir man atrodė iš šono, aš irgi iškart sakau, kad aš jums prieš tai prisipažinau, sakau, aš galvoju, mes kalbam apie gerokai didesnę sumą, kad jūs vengiate kompensuoti ir lygiai grečiai tarėtės dėl naujo pirkinio, kuris padengtų aną ir jūs su minimaliom kažkokiom įmokom, bet tarsi čia buvo mano nuomonė, čia jeigu kažkas netikė, tai yra kontrolės komitetų posėdžiai ir taip toliau, tai yra... Ir viešos komunikacijos. Ir viešosios, tai tikrai buvo, aš buvau ir vis dar esu skeptikas. Ir dėl to pasikviečiau žmogų į laidą, kad iš tikrųjų, kad, bandom, kas man jumise patiko, irgi tą kartais reikia pripažinti ir nesakyti, kad jūs ir kalbėdamas net aplinkos apsaugos komitete, Seime, jūs esat pasiruošęs pateikti dokumentus. Taip. Ne vieną kartą nuskambėjo, taip ir dabar. Gerai, jeigu iš tikrųjų reikėtų, jūs galite pateikti kažkokie raštiškus įrodymus, dokumentus, kad jūs siuntėt Vatsui pasiūlymą už ten 1,4 ir taip toliau ir tarsi parodyti kažkokią komunikaciją, kad jie to atsisakė. Dabar turiu kompiuterį, galiu atsinešti ir čia pat parodyti. Aš vėliau prašysiu, gal dabar negaišim laiko. Gerai, dėkui. Tarsi, nes kartais yra emocija, bet labai, ir tarp kitko labai gaila, bet visuomenė dabar tas dalykas dominuoja. Komunikacija, parduodi kažkokią nors emociją, viską žmonės nusiperka, pasigavo ir prikliavo lipdukus. Jų, man, dar kitiem, jau viską žino. Taip. Bet kartais reikia tada nuo to atsiriboti, parodyti dokumentus ir tada bent jau dalis tokių žmonių išgirsta. Gerai, tęsiam toliau. Atsisakė šito. Sako, netinka. Ne, iš pradžio nesutiko. Jie pasisamdė ekspertus. Įvertinti tą kitą įmonę. Atėjo kita įmonė gavo didesnę sumą negu mūsų. Kad kompensacija nėra didesnė turėtų būti. Dabar mūsų buvo ne 1,4, gal 1,6 milijonų, jų buvo 2,4. Bet mes vis tiek net į 10 milijonų, kur Nemunaitis reikalavo. Iki Nemunaičio, tų 10 milijonų ten niekaip. Gerai. Tada susėdom į krūvą, visos pasisakom, tik kvieskit jūsų ekspertus, einam per visą sąrašą, prie kiekvieno įrenginio, kas likia, kas veikia, prasivertinom. Bendrai šalys sutarė dėl 2 milijonų. Na tai iš vienos pusės, nes irgi ten buvo, kad jie įvertino, kad daugiau sudegė, ten tai nuvedėm, parodėm fiziškai tos daiktus, kad jie likę, tai sakom, negalim pripažinti, kad jų tų, tada suteikėm tos visus pasiūlymus, kiek kas kainuoja ir turiu didžiulius Excelio paklodės, kuriuose viskas yra, pasiūlymai sudėti viskas pas mane. Ir susitarėm prie 2 milijonų. Ir tada mūsų siūlymas buvo toks, sakom, žiūrėkit, gamyklai naujai pastatyti, turim viziją, kaip pastatyti gamyklą, kuri bus tikrai ir apsaugos prieš gaisrinės lygiai visai kiti ir atliekos bus rūšiuojamas, bet tam reikia pinigų. Tarsi vėlgi supaprastinti, gera proga, jeigu prieš 10 metų kažkas atėjo, dabar įvyko kaip įvyko, jūs norėjote tiesiog pasinaudoti progą ir pasidaryti geriau negu buvo. Taip, nes dar turim 10 metų eksploatavimo sutartį. Kodėl jums tuomet reikėjo, atsiprašau, jeigu pertraukiu, bet kodėl jums tada reikėjo taikos sutarties per teismą? Irgi tas dalykas nuolat šmeižavo pas mus skirtingose komitetuose, kad jūs sudarėte kažkokią taikos sutartį per teismą. Kas ten ir kodėl jums jos reikėjo? Turbūt taikos sutartis buvo didžiausia, vis tiek, tai reiškia, taikos sutartis yra, kai šalis dėl kažko tai nėra tikros, bet ieško kažkokių tai išeičių bendrų, kur visam būtų gerai. Tai turbūt didžiausias tas taikos sutarties klausimas, tai tada grįžtim prie jūsų kito užduotą klausimą, kur sakėte, tai yra, kad norėsit sugrįžti prie draudimo. Čia irgi, iškart įžangą pas jūs dovanokit, galėsite replikuoti. Pagrindinis dalykas, ką turėjo padaryti Energijos man ir už ką aš visus metus juos kritikavau ir kritikavau juos ir Vilniaus miesto savivaldybė nesusižiūrėjo, pagal sutartį, pagal kurią buvo perduota įranga, buvo privalu apdrausti nuo visko. Tame tarpe ir nuo gaisrų. Tas nebuvo padaryta. Taip. Ir esmė yra kokia, kad dar prieš taip, čia kilusių gaisrų Vilniuje tiek ekoservisas, Rūvis, čia buvo tų gamyklų, kurios atliekų rūšiavimo taškų, kurie padegė, gavom jau mes komunikaciją ir iš draudimo bendrovės, sako, žiūrėkit, mes nebedrausim. Tiesiog šitas sektorius mums yra neįdomus arba tie pinigai yra ne tie patys. Mes tikrai su visais bandėme aiškintis, ar galim kažką papildomai padaryti, kažkokių apsaugos priemonių, kažko, tai nes tas draudimas, mes suprantame, pagal sutartį reikalingas. Bet esmė kokia? Negali reikalauti iš įmonės kažko, ko nėra, kur nusipirkta, ne? Aš su jumis nesutinku. Pats dirbu aviacijos srityje. Lietuvos įmonės nedraudžia lėktuvų. Mes draudžiame, per skirtingus. Aš manau, ir galit paneigti, kad jūs, pasinaudodamas užsienio draudimų įmonėm, gautumėt. Čia tik kainos ir sertifikatų klausimas. Visiškai teisu.
Ta prasme, tiesus esat, nesiginčiu šitoje vietoje ir kas buvo. Žodžiu, mes sakom, va, žiūrėkit, Lietuvoje nėra, rinkoje nėra pasiūlymų, tai jie irgi mums netikėjo, bet susitikinėjo irgi su įmonių vadovais ir jų vadovas, iš tikrųjų visi patvirtino, nes galvoja, kad čia yra mūsų kaltė, nenoras, kažkokių įsipareigojimų nevykdom, nenorim kažko padaryti. Ne, patvirtino, kad darykit, ką norit, stovėkit ant blakstienų, nebus. Tada mes irgi pasikreipėme į užsienio bendrovės. Gerai. Gavom pasiūlymą. Jeigu neklystų gerai, įmoka būtų 4 milijonai eurų metam. Jeigu padalinti iš tonažo, kiek čia jums pabrangtų? Vienai tonai atliekų 20 eurų. Tai vietoj jūsų pavardintų 53 eurų, tai jūs čia turėtumėte... 53 dabar gaunam, seniau mes tiek negaudavom. 40 eurų gaudom nuo tonos. Gerai. Ar jūs turėjot galimybę pagal sutartį tada peržiūrėt kainą ir pasakyti, žiūrėkit, mes įsivedam tą draudimą, bet tada peržiūrim kainą? Turim tokią galimybę, sutarty yra numatyta viena iš sudėtinių, reiškia, įkainio dalių, kad yra ten mokesčiai visokie, toks platus ganėtinai, bet jį būtų galima išduoti. Tai mūsų klausimas ir buvo, žiūrėkit, sakom, 20 eurų tonai pabranginam atliekas, šiaip, tiesiog tas pabrangsta. Ir dabar turim draudimą, sąlygos vis tiek, ten, žinokit, įskaitų, ten tų visų frančizių buvo, neadekvačios. Bet sakom, žiūrėkit, jeigu jums tikrai reikia tokios sutarties, tai tada didinam kainą gyventojams ir įmam tokį draudimą. Kartu mes pateikėm ir kitus siūlymus. Netgi. Aš atsiprašysiu, šitam dalykui turit raštišką? Turim, ir raštų siuntėm. Nors galit pasakyti, kad siūlėt draust, bet jums pasakė, kad ne, nes tai yra per brangu. Arba taip jau įrodymais labai tiesiogiai tokių turiu, reiktų pasižiūrėti. Taip. Bet, kad siūlymai buvo, kad buvo teikta... Tikrai, raštai oficialūs dėl to, kad žiūrėkit, nėra rinkoje ir kiti siūlymai. Žinot, irgi tausinė dabar, kadangi aš toks nedakeptas teisininkas, tai kartais nereikia raštų. Kartais e-mailas dabar irgi elektroninis laiškas užskaitomas ir teisme netgi kaip įrodymas, tai šitoje vietoje... Tai čia normalu, labai turėtų būti tik tai, elektroniniai laiškai, didžioji dalis yra, nes mes iš ko tą, paskui tą komunikaciją, nes čia buvo vienas irgi iš taikos sutarties tų, tai sakom, gerai, žiūrėkit, tai mes ten tokius pateikėm, tada mes dar pateikėm siūlymus, sakom, žiūrėkit. Dabar mes mokėdavom ten po 60 centų nuo tonos, tiek kainuodavo draudimas. Tai mes tiek esam pasiruošę tais. Gerai, nėra, mums irgi rizika, yra, mes tą suprantam. Sako, mes pasiūlėm, žiūrėkit, mes nuo kiekvienos atliekų tonos padarom depozitinę sąskaitą. Nuo kiekvienos tonos pervedam po 1,5 euro. Ne po 60 centų, po 1,5 euro. Kad pradėtų kauptis pinigų, nes užsienyje pas atliekų tvarkytus tai yra populiari praktika. Didieji atliekų tvarkytojai nebegauna. Bet kokia mūkė, šiaip normalus dalykas. Tu turi kažkokį vos negarantinį fondą, permetė. Bet ten būna taip, kad 5 kokie didžiausi atliekų tvarkytojai patys pasidaro ribotą, tokį kaip savo draudimą pasidaro, kur visi moka. Ir tada iš ten, tokį kaip, suprantu, instrumentas, sugalvotas instrumentas vienas kitam pagelbėt, kad nesugriūtų ir kad vėlgi, kad ten iš regiono problemos ar miesto problemos nepasidarytų šalies problema. Taip, tai mūsų irgi buvo tų siūlymų. Jų tokių nebuvo, bet tada ir sprendimai, dėl ko aš paskui sakau, kaip galima, čia dėl ko tas ginčas galbūt dar irgi kyla, vienoks ar kitoks. Ir tada viena draudimo kompanija Lietuvos, kur irgi dabar, nereklamuosiu dėl pavadinimo, bet šiaip, atsiuntė, sako, žiūrėkit, jeigu jums reikia dėl tokio, šiaip dėl tos sutarties reikalavimų, kad ar kažkaip mes jums galim pasiūlyti draudimą turtui, toks koks reikalavimas pagal sutartį, skirus vieną dalyką, nurodom, kad ugnies rizika negalioja. Mano akimi žiūrint, ugnies rizika jinai yra įvardinta pagal sutartį, kad jinai turi galioti, tai yra absurdas, nes tokių kitų rizikų mes pas save neturim, bent valstybės reiderystė, šitą reikėjo, savivaldybės reiderystę, kas vyksta dabar. Nebent tokia reikėjo. Žinau, kad jūs pasikreipėte į teisėsaugos, tai Vacas pasikreipė į teisėsaugą. Tai sakau, laukiu. Tuoj bus vis tiek išaiškins. Išaiškinsim kažkas visą tą. Tai va, ir dabar tada tas draudimas ir mūsų pozicija buvo, kam toks reikalingas, bet. Aš tik dar atsiprašysiu, o Vacas kada nors, į jūs kreipėsi, stumdami jūs link to, kad jūs visgi apsidraustumėt. Nes aš ne tik jums turėjau pretenzijų, aš ginu viešą interesą, aš lygiai taip pat mano klausimai ir Vacui, arba savivaldybės administracijos irgi žmonėms buvo, tai o jūs patys reikalavot, iš jų veiksmai buvo? Buvo, ir vėliau šiek tiek. Tada tai buvo taip, kad mes pateikėm, tą sakom, žiūrėkit, ir informuojamės, kad yra polisas mūsų akimis. Visiškai, netoks, bet, jis yra koks yra. Ar jums tinka? Ir jie tą polisą suderino, mes susimokėjom draudimą, ir sutartis kaip ir toliau vykdoma. Taip. Paskui buvo irgi iš Vaco, kaip ir sako, užsienio ekspertai atvažiuos, padarys viską. Prišvaistėm tikrai daug laiko, kuris nesibaigė jokiais sprendimais. Nes tiesiog draudimui yra problematiška šitą sektorių apsidrausti.
Gerai, judam toliau. Tai, tarkim, jūs kažką derina, tai čia laikė viskas šitas bėga, jūsų dėrybos ir taip toliau. Taip, ir tada, sakau, įsiduodam tą polisą ir kai kyla gaisras, tada kaunasi. Tai kas kaltas dėl to gaisro? Ne? Šiaip. Tai draudimas yra, nėra, turėjo būti, neturėjo būti, tai kol mes ten irgi dėrėjomės, aiškinomės, tai gavom gaisrininkų išvadas, kad mūsų kalties nėra jokios. Reiškia, mūsų įmonė nepadarė jokių veiksmų, kurie... Ir jeigu būtų draudimas jums išmokėtų. Draudimų nėra. Deratės. Deramės toliau, tada Vatas sako, čia jūs kalti, tik tas pats klausimas. Kodėl nėra draudimo? Mes sakom, nebuvo tos galimybės, čia jūsų raštai, tas anas, čia liko ta pilkoji zona, kurios nėra. Bet aš dar ką noriu pasakyti apie tą draudimo nebuvimą, kaip irgi. Tai nėra taip, kad draudimo nebuvo visai. Nuo ugnies rizikos buvo apdraustas mobili technika, pagal kurią Vacas jau ir išmoką gavo, nesudegė vienas grėbtuvas. Ir mūsų įmonė buvo atsidraudus savo civilinę atsakomybę 3 milijonų sumai, kurioje irgi pagal eilutės buvo apdraustas, nuo įvairių rizikų, įskaitant ir ugnį, buvo patikėtas turtas. Kas yra iš tikrųjų, tai yra mūsų valdomas Vaco turtas. Ir tas draudimas, paėmės pagal vieną iš nes ten nebuvo. Ir žala gamtai, mes daugiau tų rizikų turim draustis, vis tiek kaip bebūtų. Tai po to gaisro atstatymui draudimas išmokė Vacų pinigus. Vacui? Taip. Nes jie buvo nurodyti kaip naudos gavėjai. Taip. Tai jie gavo bent už 2 draudimus, iš jūsų girdžiu, iš 2 draudimų. Žiūrėkit, sumas vėl, kad nebūtų, kad paskui sakytų, kad aš čia žaidžiu su sumom, tai už statinio sugadinimą pastato gavo 500 000 išmoką. Taip. Už techniką sugadintas 38 000. Bet irgi jau ta technika ten nusidėvėjus. Taip. Tai tai tokius 2 draudimus gavo. Nedaug. Išmokas nedaug, sutinku, bet kaip bebūtų, tai, nes mūsų susitarimas buvo taip, tai sakom, žiūrėkit, technika sudegė, pastatas irgi sudegė, jį reikia atstatyti. Ir ta taikos sudarys irgi buvo, tai dabar tą pastatą mes kaip ir atstatom, mes įsipareigojom atstatyti savo sąskaitą. Kad Vacas sako, jūs... Gerai, kitaip paklausti tiesiog. Koks yra, gerai, taikos sutartis irgi turbūt čia yra toks dalykas, kai jūs sutarėte, tiesiog nueini į teismą pasitvirtinti, kad vėliau būtų mažiau ginčių ir taip toliau. Kokia esmė? Dabar, ką jūs sutarėte per taikos sutartį? Kad mes iki birželio 30 atstatom pastatą, sienas ir šių metų. Tada darbiškai atgal. O kada taikos sutartis sudaryta? Patvirtinta teismo jinai buvo balandžio 8 gal. Tai jūs per 2 mėnesius įsivaizdavot gerai. Dalykas, ir jis buvo realus įgyvendinti tuo metu. Taip. Tada susitarėm, kad mes kompensuojam tą 2 milijonų žalą, kurią jau ta įranga, kurią patyrė, tai ją kompensuojam ir Vacas tai kompensuoja pasimdamas 500 000 draudimo įmoką pasiema. Tada dalį mūsų stacionarios įrangos, kurią mes buvom pasistatę ir kuri per gaisrą nenukentėjo, bet tai buvo mūsų, bet jinai buvo numatyta tolimesniai modernizuotai gamyklai naudoti, tiko. Tai sako, šitos naujos jau gamyklos modernizavimo kaštus einam. Ir tada mes įsipareigojom, kad pastačius gamyklą, jeigu mes laimim konkursą ir mes statom gamyklą, tai mes per likusius 10 metų kompensuojam visą naujosios tos linijos kainą. Kiek tai yra? Šiuo metu pagal tai mūsų pateiktus pasiūlymus mes būtume kompensavę Vilniaus gyventojams 8 milijonus eurų. Papildomai. Bet ir gauti europinę paramą? Pati gamyklos kaina yra 12 milijonų, tos naujos linijos. 3,65 milijono buvo galima naudotis europinę paramą vien dėl to, kad Vacas turi privatų operatorių iš tos pačios maisto infrastruktūros sukūrimo programos. Nes tai buvo skirta būtent tų oranžinių maišelių atrinkimui, perdirbimui ir panašiai. Likę 8 milijonai, būtų buvę mūsų grąžinimas su 6 procentų metinis palūkanomis Vacui. Tai yra tas jų dar skaičiuojama investicinė grąža. Tai jūs sutarėte, taikos sutartis teismo patvirtinta. Taip, tą sutarėm. Balandžio mėnesį. Taip. Dabar gaunasi, kad jūs... Konkursas vyko viešosios tos. Mes žinodami, kad mums reikės, kaip bebūtų, grąžinti tą didelę krūvą pinigų už tą zoną, dar su palūkanom, tikrai visus geriausius pasaulio gamintojus, labai jau taip tas kainas, numovėm kelnes, galima sakyti. Ir gegužės 15 pasirašėm sutartį, kurios tos yra, tai irgi, kad įsivaizduoti, mūsų kaina buvo 11,75 milijono, o artimiausių konkurentų kaina buvo realiai tai pačiai įrangai panašiai 15,55 milijono.
4 milijonų skirtų. Gerai, tai aš vėlgi, ką žiūrovai kartais jie taip irgi matau, kad neskiria. Žmonės buvo pasirašę sutartį, pasiruošę dėti savo 8 milijonus ant stalo tam, kad viskas vyktų. Grubiai buvom pasiruošę, taip, Vacas deda 8 milijonus, o mes jiem gražinam jos kiekvienus metus. Gerai, įsipareigojimus 8 milijonams ir jūs iš veiklos. Mes nuolaidą prie atliekų tvarkymo kainos kiekvieną mėnesį. Kodėl jūs kaltinate? Tai čia švieži įvykiai. Taip. Čia sutapo, tuomet ar gerai suprantu, kad pas jūs pasikeitė situacija ir visas jūsų šitas pasjansas, tuomet, kai atėjo naujas VATS vadovas? Taip. Nes pagal jūs sakot, gegužės 15 dieną taip. Sutartis, o taip. Jis atėjo gegužės mėnesį. 25, 27. Taip. Kas pradėjot gauti pretenzijas, nes vėlgi, aš ne advokatauju, bet aš bandau suprasti. Tai jūs dabar tvirtinat, kad ir po gaisro vykdėt veiklą, yra susitarimai, kas man sunkiai priimtina, metus dėrėtis, kai iš privataus verslo man yra sunkiai, man kraujuoja ausis. Pabandykit su viešu sektoriumi pasidarėti. Bandau, žinau ir taip toliau, bet per metus dėrėtis, ką tu toliau darysi, tai yra ilgai. Bet tarkim, jūs susitarėt, kodėl jūs dabar pradėjo kaltinti, kad jūs nevykdot veiklos tinkamai? Čia turbūt dar ką reikia suprasti ir tie metus darybos, kurių mes neįvertinom iš tikrųjų. Dar toje taikos sutarty, kadangi jos tam tikros formuluotės buvo jau derintos ir anksčiau, buvo tai, kad reiškia visi papildomi kaštai, kokie kyla dėl tos sudegusios gamyklos, nes mūsų požiūris irgi buvo, žiūrėkit, jeigu mes kompensuojam už gamyklą, tai dabar duokit mums įrangą, su kuo dirbti. Reikia pirkti, nuomuoti, visą krūvą renginių, tai susitarimas buvo tas, kad mes tai padarom savo lėšom. O paskui ten Vacas leis mums dar atidirbti tos pinigus, užsidirbti dar pelno. Dabar turim investuoti, o užsidirbsim paskui. Ir kartu dengia visus ekstremalios operacijos šiaip papildomus kaštus. Tai ten vandenį kažkur stumdė, kažkur vežiojo, jie čia ką bandė daryti, mes už viską turėjom kompensuoti. Iš Vilniaus miesto savivaldybės mes kaip bebūtų gavom paramos, jie prisidėjo prie ekstremalios situacijos valdymo, tai mes patyrėme apie kokį 1,5 milijono išlaidų papildomų. Ir gavom 15 980 eurų pagalbos finansinės. Tai vėl, verslas pasiėmė, ten jau link 2 milijonų, ten buvom sudėtę skaičius, o gavom 15 000. Sako, čia mūsų indėlis prie šitos visos problemos valdymo. Kad nesakytume, kad nepadėjo. Bet gerai, tada bandom kažkaip vis tiek, gal rezumuoti visas šitas dalykas, nes, kad nepavargtų, aš suprantu, kad plati tema ir galim kalbėti ilgai. Kodėl jūs negalite dabar irgi dirbti su kogeneracinė jėgainė? Tai irgi primenu irgi, kad kogeneracinė jėgainė tai yra tiesiog, kad dalį savo atliekų sudeginimų jie naudoja taip kaip kūrą, mums gamindami šilumą. Taip, šilumą ir elektrą. Taip, šilumą ir elektrą. Už ką mes irgi dar jiems ir susimokam, savo tą kažkokią dalį. Tai irgi, kadangi tas ir ekstremali situacijos ir ten bus tie kaštai, dideli papildomos tos veiklos mūsų visos sugriuvusios, kurios padėjo įmonėje jau grįžti tą pelno kelią, tai tikrai taip dirbom labai sunkiai. Ir ypatingai žiemos visada būna sunkios. Daug deginimo, mažas atliekų svoris, yra tos finansinės duobės, kurias turim natūraliai. Ir tas duobės dar kažkaip susivaldėm, jau viskas žiūrėjom į tą ir kai turėjo jau būti gegužės 25 dieną, Vacas buvo pagal žodinį, gerai galim paskui sakyti, pagal žodžių buvo, prieš tai sakė, kad sumokėsim avansą, paruoškit akcepto raštus, kad įmonės dalyvauja, tai sumokėsim avansą. Tai taip, ta dalis avanso buvo, kadangi mes iš kitų finansavom, galvom tada vakajotas palauks. Ir vakajotė susikopė skola. 480 000, vakajotė sako 510, ten yra ginčytinos sumos, bet esmė ta, kad jau mes laukiam tų pinigų, nes turi išmokėti, iš to susimokėsim vakajotę, viskas gražiai eina, jau viskas padaryta, kažkaip jau visai finišo tiesiai išeinam, jau išėjom, galima sakyti, jau viskas sutarta, reikia pradėti dirbti. Ir tada nemoka. Tokių sąlygų iškelia, mums patiems pradeda daryti, klausti, kas čia darosi. Tada dar vakajotų irgi turbūt kyla natūraliai tokių pačių klausimų. Jie Liepos gal 2 dieną parašo raštą savivaldybė ir Vacas sako, žiūrėkit, mums Energesmanas skolingas. Jeigu nesusimokės, Liepos 6 mes jiems uždarom vartus. Jų atliekų nebepriimsime, nes jau nebemoka ir čia yra nevaldoma situacija. Susidarė situacija, kai jums vieni skolingi, jūs kitiems skolingi. Jums elementariai pritruko apyvartinių lėšų. Taip. Nes Vaco naujas vadovas irgi jungia labai įdomią tvarką, dar kelias pirmas dienas ne iš karto tai padarė, bet nuo Liepos 19, nuo Birželio 19 tikrai susirado seną labai sutarties sąlygą, kuri niekada per eksploatavimo sutartį nuo 2016 metų niekada nebuvo pritaikyta. Tai reiškia atsiskaitimas per 60 dienų po sąskaitų priėmimo, realiai galima ištemti iki 85 dienų po suteiktų paslaugų, kol reikia apmokėti sąskaitą. Bet jų pozicija buvo 60. Nors įstatymas sako, kad jeigu yra vienas viešas subjektas, kitas privatus, čia turi būti 30 dienų. Nebent jau ten labai gali rodyti priešingai.
Ir išjungia tą režimą 60 dienų atsiskaitimas. Kai mums reikia ESO mokėti per 15 dienų, vakajotui per 30 dienų, ten, avansai ir panašiai, visokie mokesčiai, visi klausimai. Įsijungia šitas režimas, tada sakom, gerai, mes susitvarkom faktoringą. Normali praktika versle, ne? Kas nežinot, faktoringas, tai parduodi savo sąskaitas, gauni šiek tiek mažiau, bet tiesiog... gauni čia dabar. Bet gauni dabar, nelauki tų 30 ar 60 dienų. Taip, teisingai. Va tokį sprendimą sakom, gerai, viskas, mes pasidarom, mes išspręsim šitą krizę, kol čia mes galim aiškintis dėl tų ten avansų, neavansų, mes tą padarysim. Bet tam, kad tas vėl gavom faktoringą, viską, bet kad tai vyktų, mes turi būti patvirtintas sąskaita. Sabis programoje, per kurią vyksta visas tas. Jinai iki šiol yra tikrinama. Nors jau suderinti aktai viskas, sąskaitos patiktos, tiesiog nepaspaustas mygtukas tvirtinti. Ir netgi po to, kol mes tą faktoringą tvarkėmės, mes faktorių iškart sakom, žiūrėk, mums Vacas nebeatsiskaito, nežinom, kas darosi, bet susitarkime, mes tą skolą bandysim kažkaip dalim, vis tiek tą įsispręsim, pasirašėm susitarimą, Vakajotas sako, žiūrėkit, viskas gerai, partneriai esam, reikalingi vieni kitiems, jūs turite atliekų, mums reikia kuro, dar mes jiems už tai ir sumokam. Kokia data čia buvo? Tai čia yra viskas Liepos 2, dar prieš Mindauginės. Jūsų Vakajotų susitarė. Raštiškai galutinį mes ten pateikėm Liepos 2, tai yra 6, 7, galutinį, pasidėrėjom dar vis tiek, biškai reikia pasidėrėti kažkaip, jie sako, jūs greičiau pamokėkit, mes sakom, biškai vėliau, bet Liepos 7 gal jau buvom, Vakajotas sako, žiūrėkit, mums tinka, jeigu jums tinka šitas, paskui mes ant rašėm, taip, mums tinka šitas variantas. Ir tiesiog, būtų paspaudę mygtuką, mes gavę pinigus, bet jau buvo savaitė, kai pas mus atliekos kaupėsi teritorijai. Jau jos važiavo į tą gamyklą. Vienai per kitaip. Jų buvo daug. Irgi dar kartą pagrįšiu. Kaupėsi dėl to, kad elementariai, kad jūs net jeigu rūšiuojat, tai neturit kur vežti. Automatiškai ir negalit kitų rūšiuot, nes užsikimšėt tiesiog. Taip. Gerai, aš daunokit aš kartais teisėjais klausimais, nes tai gauni tiesių klausimą, tada gauni tiesių atsakymą. Jeigu būtų suvaikščiojo pinigai, mes neturėtume tokios situacijos? Tikrai ne. Tokios? Tikrai ne. Turėtume didelį atliekų kalną, turėtume jį, bet jis, ir jis dabar, net sakau, tas kalnas, jisai nėra viršintis kažkokių tokių, jisai vizualiai. Bet jis atrodo baisiai. Aš buvau nuvažiavęs čia pirmą kartą, kai mes sutikome, šiandien antrą kartą matomės, nes pirmą kartą aš sutikau žmogų, kai aš važiavau filmuotis ir prie manęs priejo žmogus, mes nebuvom pažįstami, bet kalnai atrodo įspūdingai žmogui, kuris nebuvę ten atrodo labai blogai. Taip, ir turbūt dėl to tas ir yra, kad iš tikrųjų dar patos gamyklos, kadangi pas mus gamyklos teritorija, kurioje jūs nebuvote ir nematėte, ten yra labai daug statybinių medžiagų suvežta. Seniržiai, visi viskas, dėl ko tas pastatą mes dar planavom užbaigti. Iki tos, šiek tiek biškai gal vėliau, bet ten darbo lieka tikrai nedaug, tai viskas kaupėsi iš toj pusėje. Ir kas yra, tos nesutvarkytos atliekos, kurios nesupratutos, jos užima didžiulį tūrį. Tai tas visas kiekis, ką jūs matėte pas mus, čia yra iki 2 savaičių atliekų kiekis viso Vilniaus regiono. Iš išorės atrodo 2 metai jūs. Tai va čia paskui prasideda, kad jūs sako ten visus, kad viršiam leidimus, viską leidimus yra neviršiama, kiekis, jisai mūsų nėra gazdinantis. Dabar atgal žiūrint, Liepos 2 dieną Valdas Benkunskas, Vilniaus meras, jeigu kas nežinot, nes tai jisai jau tuomet, vėlgi labai keista komunikacija, kad tiek savo Facebook'e, tiek Delfi nuomonių skiltyje buvo straipsnis apie tai, kad jie jau mato pažeidimus, lygtais tuomet buvo siūstas signalas, aš jau dabar atgal žiūrint. Aš jau dabar irgi taip suprantu. Taip, kad jie žinojo, ką jie nori daryti. Tai mano klausimas vis tiek yra pakankamai konkretus. Ar jūs gaudavot pastabų, pavyzdžiui, tarkim, šiais metais, ar gaudavot pastabų dėl savo darbo, kažkokių pažeidimų ir taip toliau? Čia turbūt irgi, atėjus naujam direktoriui, mes gavom 20 kartų daugiau užklausimų laiškų, negu kad būdavo prieš tai, kurie žmonės jau dirbė. Ir buvo tikrai naujų laikinų, bet jau kurie tam versle daugiau, kurie supranta, tai tokių nebūdavo. O dabar prasidėjo iškart bombardavimas raštais, į kuriuos ten irgi visą laiką tik turėdom atsišaudyti. Ir dabar aš irgi, kaip žiūriu, ta mero komunikacija buvo tokia, tai šiam tada aš irgi kažkaip galvoju, kažkas čia ne taip, aš jam parašiau ir e-mailą, ir per Messengerį, kad gal susitinkam, pasišnekam, nes kažkaip man jau buvo toksai neiškumas, nes čia tokia finišo tiesioji, tai viskas gražu, gerai. Ir atrašė? Bet žmoną tai paskambinot? Tai dėl to, kad... Irgi daunokit, kas nežino, tai buvo čia žiniasklaidoje apie tai, kad ponas Algirdas paskambino mero žmonai. Žiūrėkit, aš tikrai nenoriu būti politiškas, čia nenoriu, viskas taip, tai, mero žmona, tai vis tiek, tai mano šeima, tikrai senai pažįsta ją ir aš esu ją matęs ne kartą. Ir pono Valdą? Tik tai ją, iš mergautinių laikų galima sakyti. Ir kažkaip tai tikrai aš ir prieš tą merą nesu nusistatęs.
Ir aš kai pamačiau, kokia ta jo komunikacija vyksta, aš matau, kad jis kažkaip tai, neturi tų duomenų. Ir tas galvoju, kad kadangi čia e-mailą tą parašiau ir lyg per Messengerį parašiau ir nenori, aš galvoju, gal faktų išklausimas, kažką tai atvers akis, ta pati temperatūra, dabar žiūrėkit, matėt visi nuotrauką, baisu kaip raudona. Nuotraukai regėjęs meras fakelas bus. Ir čia vėlgi, apie ką aš ir kalbėjau, čia yra emocija. Taip. Ja pamatė visi, baisu, taip. Fakelas. Taip. Čia matomai PR-šiai dar padirbėjo, tuoj liepsnosim. Taip, Fabula pasisamdė turbūt brangiausią PR įmonę. Ten skirtingai dirba, ten. Ja, bet žiūrėkit, viskas gerai. Darius Gudelis turbūt dar šiaip iš paskos bėga. Žiūrėkit, pasisamdė, sudėjo tas nuotraukas, atvažiavo gaisrininkai. Tai ačiū, tikrai, su gaisrininkais viskas gerai. Pasiėmė gaisrininkai termovizorių, einam per tos kalnus, tų atliekų, žiūrim tą temperatūrą, ne? Vakar, tai galėsim šiandien vėl pasižiūrėti, vakar pavakarą 27 laipsniai, šiandien ryte 19 laipsnių, 20 buvo tas atvažiavęs taip pat NKVC. Čia atliekų temperatūra tokia? Taip, tų kalnų, kurie... Bet per termovizorių, kaip parodo, tai... Žiūrėkit, ta raudona spalva, tai ją... Rodo šilumą, bet kokią. Taip, ne minusinė temperatūra, ten sutinku. Prie kokios temperatūros yra pavojus? Kokios temperatūros turėtų būti atliekos? Šiaip bendrai žiūrint, tai aišku, čia yra tam tikrų labai mažų išimčių, bet grubiai reiktų padidintą stipriai dėmesį reikšti tarp 55 ir 70 laipsnių. O buvo dabar kiek užfiksuota? 27 daugiausiai. Dėkui. Šiandien ryte buvo 19, nes panakties atvėsė natūralu irgi. O jau kritiškai stebėti reikia, kai pasiekė 70 laipsnių. Kaip bebūtų, tos visus gaisrus, viską, tas atliekas, mes jau irgi, sakau, žinom. Grubiai per pirmas, jeigu 3-4 dienas atliekos atvežtos mišrios neužsiliepsnojo, jos neužsiliepsnojo. Nebent bus kitas... Jūs taip sakot, žinot. Tai o fakelas, tai fakelas, visiems įsidėmėjo dabar. Taip, ir mato šilumą. Čia kaip buvo komunikacija apie ten šiurpulių, kai pamačius vieną politikę, visi tą net žodį prisimenu, dabar žodį fakelas turbūt irgi PR-šikų pasiūlytas, jis bus naudojamas. Tikrai taip. Aš irgi turiu keletą vis dar provokuojančių klausimų. Žiūrėkit, irgi sakėt, kad Vismantę mero žmoną pažįstat iš anksčiau. Bet jūs šitam versle sakėt jau kiek metų? Nuo 2019. Nuo 2019. Valdas Benkunskas ir ankstesnė kadencijoje buvo vicemeras atsakingas tame tarpe ir už atliekas. Taip. Pas jūs iki šiol nebuvo kažkokio kontakto? Su meru turėjom kelis oficialius susitikimus, kai jisai buvo vicemeras atsakingas už atliekas. Ėjom tada kartu ir Adomas Bužinskas buvo ir tikrai buvo labai dalykiniai. Adomas Bužinskas irgi šiuo metu administracijos direktorius, tuo metu buvo administracijos direktorius pavaduotojas, irgi atsakingas už atliekas. Bet labai dalykiškas susitikimas. Tiesiog apie situaciją, kad sakom, žiūrėkit, turim problemą, tai čia buvo 2021 metai. Gal čia net taip svarbu. Bet žiūrėkit, tai sakyt, kad meras nesupranta apie atliekas, kaip ir dabar čia, apie temperatūrą ir taip toliau, kas tai? Aš tai manau, kad jam kažkas tiesiog kiša klaidinančią informaciją. Bet kaip tu gali kišti informaciją žmogų, kuris privalėjo suprasti ir privalo suprasti, tai yra buvo jo laukas. Tarsi, čia kaip kokiam statybininkui turėtum aiškinti, kas yra betonas ir taip toliau. Čia taip jau, kad turėtų suprasti tikrai taip, kažkiek tai bent jau kaip sistema veikia visa, kad vakajoto sustojime tiesiog yra, kad mes neturim kur atliekų dėti. Tai tikrai žmonės turi. Ta temperatūra čia turbūt labiau gal gaisrininkų būtų, bet tai ta gaisrininkai irgi, aš galvoju, dar reikės ir su gaisrininkų vadovybė pasikalbėti, nes kad irgi nebūtų tos komunikacijos, nes dabar aš ką matau, kad mes labai norim gąsdinti žmonės. Labai norim gąsdinti žmonės. Ir aš dabar noriu pagąsdinti žmonės. Pagąsdinkim. Visgi aš einu jau į pabaigą, nes, kad nebūtų čia 8 valandų laida. Pagąsdinkim žmonės. Jūsų scenarius. Kas bus, jeigu dabar jūs visgi pašalins iš to? Aš girdėjau jūsų komunikaciją, kad sakėt, kad vis tiek galioja sutartis, kad 20 dienų jūs vis tiek privalot pagal ją dirbti ir šito vietoje, kaip žmogus iš verslo, aš suprantu, kad jūs tiesiog negalite išėti. Nes atvirkščiai, jūs dar vėliau galite sulaukti teisinių pasiekmių. Jeigu jūs dabar iš tikrųjų paimtumėt, susipakuotumėt ir kad jeigu nėra teismo sprendimo, tiesiog žodinis eikit iš čia ir jūs išeinat, pavyzdžiui, net susirinkę savo žaislus, nes ten yra dalis jūsų įrangos, tai jūs dar galite būti vėliau atsakingi už ekologinę krizę, jeigu jinai būtų, nes sutartis nepasibaigė. Ir dabar man klausimas, tai priėmė visokių sprendimų, kuriuos jis čia jie priminėjo, mūsų, sakau, iš visur eliminavo. Niekur. Nekviečia jokius posėdžius, prisiskambint, niekur neišeina ir panašiai. Ir čia tas, kur vyko ir praeitą penktadienį, ir dabar kažkaip tai irgi, ir dabar jie priminė sprendimus. Vežti kazokiškas. Mes irgi sakom, žiūrėkit, tas problema buvo visai kita. Dabar... Ar jūs techniškai galit jūs vežti kazokiškas? Galim
ir mes vežti, jeigu mes matom, kad yra O kas poreikis. čia veža? Dabar čia buvo laikas, kai vežė tiesiai visi vežėjai, nerušiuotas mišrios komunalinės atliekas. Tai sakom, žiūrėkit, Tai net ne pro jūs? ne pro mus tiesiai savartyną. Bet gerai, aš gerai suprantu, tarkim, dalį veža tas pats ekoservisas, kurio naudai dabar bus pakeista sutartis. Tai jie jums skambina nevežam ar net ką? Ne, tai mūsų tiesiog ir tos komunikacijos jokios nėra. Mes tiesiog sužinom iš viešos erdvės, pirmiausia, kad sutartis nutraukta. Čia įdėmakim didelėm, nesuprantam kaip. Tada atinam šeštadienį darbą, tos mašinos važiuoja, viena, kita, niekas nesupranta, kur ką daryti, priema sprendimą vežti Kazokiškes, tai vis tiek atvažiuoja pas mus, tada vyksta kažkokie kiti ginčiai, tada vakare iš žiniasklaidos sužinom, kad jau nuo rytojus atliekas veš pas mus. Nes mano interesas labai paprastas, aš ginu viešą interesą. Man šitoje vietoje, tarsi, labai visiškai sąžininkai, net neįdomu, ar bus Energijos manas, ar bus ekoservisas ir taip toliau. Man svarbu, kad nebūtų duobės, kai niekas neatsakingas, nes mane sąžininkai gazdina mero komunikacija ir dabar, kad ne jisai atsakingas. Kad čia kažkas, Energijos manas, kad jis neina į susitikimus. Meras sakė, žiūrėkit, aš žiūrėjau vakar mero interviu, jisai sakė, piktybinis suabo veiksmas, tą paminėjo 2 kartus, paskui paminėjo Energijos maną tarp kitko, bet aš manau, gal čia meras taikė Vacui, nes čia yra Vaco piktybinis, Vacas yra uabas. Ne, aš kitaip supratau ir šito vietoj, kad jis savo atsakomybės nemato, o Vacas savo atsakomybės nemato. Ir šito vietoj gausis, kad mes... Dabar visuomenės, galbūt, bet iš mano varpinės aš dabar jau taip dėkui už nuomonę, aš dėstau dabar savo, kad tuoj gausis, kad tuštuma, atsakingų nėra, šiukšlės auga, tas pats, jeigu Kazokiškės atsisakys priimti, tai netgi tie patys, kurie vežiojo, jie niekur nevežios, paprastam žmogui tai reiškia, kad konteineriai pilnės. Jeigu namie šiukšliadėžė bus pilna ir jam bus problema. Žmogui. Arba nunešik į konteinerių, dėsi šalia konteinerių, nes nieks jų neišveš. Kaip jūs matote, kas įvyks, kokie galimi scenarijai? Ką matau ir ko aš labiausiai prisibijau, tai pirmiausiai vis tiek, norint šitą krizę valdyti, reikia suprasti, kokių veiksmų reikia, kokių kažko tai. Ir dar prieš tai mes prašėm pagalbos, sakom, padėkit mums suvaldyti tą krizę, yra kaip yra. Tai dabar ne tai, kad ne pagalbos, dabar trukdymą, dabar sakom, nors netrukdykit, jau patys kažkaip. O jeigu padėtumėte, iš būtų fantastika. Ir ko aš dabar bijau, kad artimiausių metų mes turėsim dar blogiau, tik už labai brangiai. Sutvarkyti galima. Paims mes didelius pinigus, viską sumals, vežios į Kazokiškes. Šitų sprendimų yra, kad žmonės... Tam, kad vežti Kazokiškes, turi būti vyriausybės sprendimas. Tai turi būti įvesta ekstremali padėtis, tada visi pasitempia, supranta, kad taip reikia, kad gelbėt šalį. Čia, matot, vežti mišrias atliekas reikia. Vežti kitaip, dar iki šių metų pabaigos yra teisinių kelių tą padaryti. Gerai. Bet atliekos turi būti apdorotos. O aš dabar girdėjau kitą komunikaciją, kad kitų miestų perdirbimo gamyklos vietos MBA operatoriai, tie, kurie rūšiuoja, jie sakė, kad jie pasiruošę padėti. Jo. Iš komunikacijos, aš patikslinsiu to klausimą, iš komunikacijos, kai vardina skaičius, kiek jie gali perdirbti, man nesigauna tas kiekis. Matematika nesueina, ne? Aš taip baigęs matematikos fakultetą, man nesigauna, kad net jeigu jie padėtų geranoriškai, aš teisus, kad neužtenka pajėgumų kitų? Žiūrėkit, tų pajėgumai, vėl mes nekam, tarkime, Alytus. Ir mes, šitas, ką dabar čia pristatomas kaip gelbėjimo planas, mes tą planą bandėm, gegužės mėnesį, tiek su Alytum, tiek su Utena, vežėm ten tas atliekas. Supraskim ką, Alytaus, jeigu aš neklystu, metinis mišrių komunalinių atliekų tas srautas yra 25 000 tonų. Tai čia yra grubiai Vilniaus vieno mėnesio, nes dabar yra apie 18-19 tūkstančių. Ta prasme, kokį rezervą jie turi, minimalų, bet net jeigu žiūrėkit, galima atliekas nuvežti į tenai, galima. Jie gali parūšiuoti, gali susirasti žmonių, dar papildomai dirbti naktimis, galima. Ta padaryti galima, bet tas paskui atliekas, bus valstybės, pakeltai valstybinio lygio ekstremalią situaciją. Tai bus nurodymas priimti kitą? Bus nurodymas toksai, kad nes dabar dar tų biologiškai skaidžių atliekų jie negali pašalinti savo sąvartynę. Net ir susitvarkę, jie realiai turi grąžinti Vilniaus regioninį sąvartyną, kas yra Kazokiškėse. Tarkime, yra ekstremali situacija, leidžia vyriausybiniu to šalinti tenai. Problema yra net ne šitas. Problema yra toliau vis tiek tas degintinos atliekos, nes kogeneracinės jėgainės yra 3. Tai yra Klaipėda, Kaunas ir Vilnius. Taip. Tai nesvarbu, kur tu tas kitas atliekas tvarkysi, kol jos liks, kol yra kakliukas butelio, atliekų sudeginimas, tol jos visą laiką bus. Kiek pabrangina, bent preliminarus kažkokie, aš suprantu, nėra dabar tiksliai, bet reikėtų, tarkim, jeigu Alytus priimtų viską, tas papildomas suvažinėjimas, suvežiuot. Aš galiu pasakyti, kiek mes mokėjom už tą paslaugą.
Taip, Nes tai yra mes to tai darėm, faktas čia yra taip. Faktą, čia net nereikia interpretacijų. Tai grubiai transportavimas kainuoja 40 eurų tonai, pirmin atgal. Tai čia padvigubina kainą. Palauk. Nu, kaip minimum. 70 eurų kainuoja išrūšiavimas. Alitus 70? Taip. Tai kai jūs darote už 53? Taip. Tai čia tik išrūšiavimas. Palaukit, čia dar ne viskas. 70 išrūšiavimas, iš to turi parsivežti biologiškai skaidžią atliką, kurios sutvarkymas kainuoja 21 eurų. Ir turi dar nuvežti susideginti vakajotą, kur kainuoja 32,50 €. Tono sutvarkymo kaštai 150 eurų. Bet čia jūs iš tikrųjų, bet tada reikia lyginti obuolius su obuoliais. Čia vat aš lyginu, ką... Taip, jūs bendrai sutvarkymą. Čia ne tik rūšiavimas, jūs Taip. pavardinot visus. Bet žiūrėkit, mūsų 53 eurai, tai yra visa ta pati. Vat ką Vilniuje... Tai, bet sakau, bet tada ir lyginkime. Tai jeigu vežtume į Alytų, tai 70 plus transportavimas 40. Ne, sudeginimas, žiūrėkit. Aš palyginu ir tą patį. Vilniui Taip. tas pats veiksmas būtų atliktas už... Toks veiksmas, koks Vilniuje atliekamas už 53 eurus, 81 centą. O čia jau jums sudeginimu 53? Taip, mums niekas atskirai nemoka, mes iš tos sumos dar už deginimą susimokam. 53, tai ten kainuotų? Tai ten pirmin atgal suvežius kainuotų 150 eurų. Čia jeigu Alytui, jeigu mes pasirenkam tolimesnius miestus, Tai dar transportas paauga, tarp Alytaus ir Utenos kainos skirtumas buvo 1 euras tonos rūšiavimo. Paprastas klausimas su labai tikėtinu atsakymu. Kas už visą tai sumokės? Tai mes. Jūs. Aš nenoriu. Bet turbūt teks, tai vat ir dėl to, kai mane sakau, irgi aš vis dar bandau ginti tą viešą interesą ir dabar, kur esu apkaltintas, kad čia esu čia tas irgi reketininkas, mafija, čia visokie tie metodai, tai aš sakau, tai duokit skaičius. Tingiu dabar, dovanokit, kad taip greitai padaugint, nors ir galėčiau, kiek tai per metus maždaug padidėtų jūsų skaičiavimas? Jeigu skaičiuojama, kad 70 eurų, vat seniau atlikos buvo tvarkomos čia Vilniui po 120 už tą patį, kas pas mus 53, tai yra 70 eurų skirtumas nuo tonos, 220 000 tonų atliekų per metus, tai yra 15,4 milijono. Čia vien tik tai per vienus metus tvarkomas atliekos, tai tas pabrangsta. O jeigu pradedam vertinti dar tą įrangą, kurios mes nebekompensuojam, nupirksi brangiau viską, tai dėl to ta žala, kur aš sakiau 50 milijonų, yra labai reali. Supratau, visiškai pabaigai, paskutinis klausimas jums. Jeigu jūs, aš suprantu, kad jūs suinteresuotas asmuo ir gali jūsų atsakymas skambėti, taip gal ne visai šališkai, bet jeigu jums dabar reikėtų sutvarkyti šitą krizę, ką padarytumėt? 1, 2, 3, kiek keli veiksmai? Tai tie veiksmai mes jau patys jų ėmėmės, tai dabar sakau vieną dalyką, nes ką mes pradėjom daryti, iš karto atsilaisinom į vakariotą pravažiavimą, viskas labai gerai. Tada iš karto pradėjom iš savo teritorijos išsivežinėti, už tvoros dėti visas statybinės medžiagas ar viską kitą papildomą turtą, kuris trukdo atliekom, kad galėtume praleidinėti ir rūšiuoti tas atliekas net ir tada, kai kogeneracinė negali jų priimti. Ir čia tiesiog čia yra vienas paprastas dalykas, tai finansų klausimas. Tai net ne finansų, aš jau nekalbu apie papildomus kažkokius kažkokius. Jums reikia tiesiog, kad paleistų srautą kažkas. Nors už tą gegužės mėnesio sąskaitą, būkit geri, sumokėkit ant tos 200, nes dabar toliau ir vėl šiandien turėjom tą krizę, kur telefonu dar kalbėjau, Esokas priėmė sprendimą, kad ekoservisas biologiškai skaičias atliekas turi atvežti mum. Kaip ir gerai, suprantu, mes turim tą infrastruktūrą, kur jas sutvarkyti. Bet prieš tai buvo priėmę sprendimą, kad Ekonovas atvešė, kai buvo bandymas prie oro uosto. Mes sakom, žiūrėkit, mums savikaina sutvarkyti yra 21 euras, suteikėm visus skaičius, tai sprendimą gavom, visas atliekas mums atvežė, mes jas sutvarkėm, kaštus patyrėm ir čia savikainos. Ir čia ten, pelno ten 1,20 € ir oficialiai įskirtas. Ir niekas už tai nesumokėjo. Tai reziumuojant, jums reikia pirmas dalykas, kad būtų mokėjimai vėl atnaujinti. Kai buvo 13 metų. Ko nors dar reikia? Nieko ir daugiau nebetrukdykit. Aš labai norėčiau, kad visgi diskusija vyktų toliau, kad įsijungtų ir Vilniaus miesto administracijos vadovai, konkrečiai meras ir administracijos direktorius. Aš manau, kad tai yra absoliučiai jų darbas dalyvauti, ypač jeigu tas klausimas bandomas kelti respublikinių lygmenių. Kitą savaitę rinksis vyriausybė, krizių centras, bus svarstoma, ar įsivedam ekstremalią padėtį visos Lietuvos mastų, nes iš tikrųjų tuomet reikės ir daryti tos judėjimus, tartis su skirtingais operatoriais, kad jie priimtų tas atliekas ir taip toliau. Tai jokiais būdais neproteguoju kažkokios vienos įmonės. Aš jums, Algirdai, kad visgi atvykote ir išdėstėte savo versiją. Jeigu sutiks kiti suinteresuoti asmenys, dar kartą juos pakviesiu, galbūt išgirsime kažkokią kitą nuomonę. Aš iš siūlau, kad visi susėskim prie vieno stalo ir padiskutuokime. Tai būtų idealu, nes šitoje vietoje, tarsi, taip yra interesai, bet yra ir viešasis interesas. Tarsi, tas, kad tai nevirstų ekologinė problema, ekologinė krizė, man atrodo, visi esam suinteresuoti, nes be viso ko, kas yra labai keista, bet paprastam Vilniečiui, man yra keista, kad paprastai tokie
perdirbimo taškai yra miesto teritorijai. Jo. Čia gal atskira tema, kodėl taip yra, bet yra jau taip, kaip yra ir turėti mieste ekologinę krizę, man atrodo, tai yra per didelė prabanga. Dar kartą ačiū Jums, ačiū, kad žiūrėjote, kviečiu prenumeruoti kanalą, iki kitų kartų.